Pačioje Vilniaus širdyje Gedimino prospekte įsikūrusiame klube Studio 9 balandžio 27 dieną grupė Yama NV surengė vakarėlį skirtą 4 metų sceninės veiklos sukakčiai paminėti. Repo bardais vadinami muzikantai sutiko pasidalinti savo kūrybinės veiklos įspūdžiais. Muzikuodami 4 metus, jaučiamės tikrai gerai. Gerai, džiaugiamės. Čia nėra kaip koks, fizinis darbas, tarkim, ar statybus, ten dirbi 4 metus, o jau biškį pavargau. Taip. Ir šiaip, kai tas darbas yra, tai net ne darbas, tai vis tiek yra malonumas, tai yra hobis, laisvalaikis, saviraiškos priemonė, būdas pasakyti arba padaryti tai, ką tau noris pasakyti arba padaryti ir ko tu pats jauti, kad trūksta. Ir todėl, nevargina. 4 metai neišvargina, daug davė, tai jau faktiškai bakalaurą turim, dabar kipsim į magistrą. Jūs greičiausiai susipažinote bendroname. Taip! Ta idėja kilo netyčia, mes neplanavom, mes negalvojom, neįsivaizdavom, kad kažkada to užsiimsim, o tiesiog visiškai spontaniškai pradėjom tą daryti. Gulėjo gitara, jisai pradėjo groti, aš pradėjau kažką kalbėti, mums patiko ir mes nuo to ir pradėjom užsiimti. Neturėjom planų, kad Arūnas ieško reperio, arba Rokas ieško gitaristo, arba Karolis ieško draugelių, bet viskas natūraliai suėjo, sukrito. Kažkaip visos aukštesnės jėgos, kaip sutvarko, taip ir yra. Ir taip ir mums atsiuntė šitą visą užsiėmimą. Lietuvoje daugiau atlikėjų. Kur daro tą patį, ką darome. Taip konkrečiai tą patį. Aš sakyčiau, kad gal ir ne. Nežinau, daugiau kas dar su gitara improvizuoja ir būtent ateina ant scenos ir 1,5 valandos nežino nieko, ką darys ir tada kažką tai bedarydami taip ir sukuria tą visą vakarą. Bet realiai užsiimančių improvizaciją, repo improvizaciją, freestylinančių yra daug. Ir vis daugėja. Vis daugėja, su kiekviena diena daugėja ir mes labai džiaugiamės dėl to. Aš dėstau teatrą. Realiai tai baigiau visiškai nesusijęs su muzika specialybė biologija, bet šiaip iš tikrųjų muzikai tikrai daug atiduodu ir realiai iš dalies galima sakyti, kad gyvenu dabar iš muzikos. Bet ne iš mūsų pasirodymų. Bet tikrai, bet ne iš šito. Iš šito projekto, ne. Jis niekada nebuvo sukurtas tam, kad užsidirbtų iš to ar pragyventi iš to. Jeigu menininkai pragyvena iš savo profesijos, tai aš jiem labai nepavydžiu. Nes tada tai tampa darbu. Tai yra darbas, kurį tu turi daryti ir tai tampa vienaip ar kitaip, tai tampa rutina, tai pasidaro vėl. Pradedam nuvertinti muziką kažkaip, nežinau. Arba bet ką, dailę, nežinau, keramikas, kultūra. Gal ir yra kažkokių išimčių, aš tikiu. Tikrai yra. Bet kad taip užsiimti ir... Būtent muzikos atveju, tai tikrai pragyventi iš muzikos. Dar yra daug kas priklausoma nuo rinkos, nuo šalies, nuo padėties visos šalyje. Pas mus realiai Lietuvoje, kas pragyvena iš muzikos, aš spėčiau, kad selas. Ir daugiau, manau, kad nėra. Tokių, kas galėtų tikrai pilnai pragyventi, pavyzdžiui, išlaikyti šeimą vien tik tai iš muzikos, tokių žmonių nežinau ar yra. Nes teko bendrauti su Svaru, pavyzdžiui, tai jisai sakė, kad ne, be šansų, vien tik iš muzikos neišgyventų niekaip. Ir tai jeigu tai yra tokio lygio grupė, tokio žinomumo ir tokį platų klausytojų ratą turinti kaip sindikatas ir jie negali pragyventi iš muzikos, tai ką jau kalbėti apie kitus. Mes nežinom, mes gyvenam, mes būnam, mes darom. Ką mums vėjas atpūs,
tas ir bus mūsų. O mes tiesiog stengiamės laikyti pakėlę bures ir priimti tą vėją tokį, koks jisai pučia ir prie jo prisitaikyti tas bures. Taip, daugiau mažiau yra vis tiek kažkokių tai planelių ar minčių tiesiog. Minčių, grinai, idėjų, svajonių gal. Idėjų, jo, teisingai, idėjų. Taip padaryti ir kaip kada bus, kad konkrečiai užsibrėžta, taip tai nėra, kad taip susivaržom būtent, kad taip reikia. Banali frazė, bet tikrai žmogus planuoja, Dievas juokias. Taip yra, taip buvo, taip visada bus, čia nuo senų laikų. Negali suplanuoti nieko, tu negali susiplanuoti, ką tu šį vakar veiksi, nes tu nežinai, kaip viskas bus, tu nežinai, kaip atrodys, nežinai, kaip dar viskas gali pasikeisti, kokios aplinkybės gali atsirasti. Tai kalbėti apie ateities planus. Ateities planai žadam nueiti pažaisti stalo futbolą. Bet tai ir tai nėra užtikrintas planas, negaliu pasakyti 100%.